Kamera filmuoja. Taigi, sveiki visus kanale Rytojus ir šiandien mes nežaisim jokių žaidimų, bet tvarkysim keturatį. Tai kaip nieks nežino, mane yra lūžę du ratai. Vienas ir antras. Tai keisim ratus, turiu ratlankius, parodysiu, kaip čia jie išlūžė yra. Važiuoju ir taip išlūžo tiesiog ratlankis, va video. Ką? Kas ratas? Šitas ratas, arba man atrodo, arba jis iš tikrųjų žiauriai sakau. Pasivažinėjom. Na. Važiuoju. Žinai, kad jisai nukris, tuoj. Ir kad važinėtis reikės pakeisti. Tai čia atėjo man mintas su naujais ratlankiais. Vienas ir ten antras. Dabar juos mes uždėdinėsim ir gerą žiemą. Unboxingas ratų. Iš jo mamai čia taip gerai supakuoti, taip labai daug šito. Ką žinau, kaip čia dalykai, kurie susprogsta. Gerai. Taip, gal aš iškart sudėsiu į dėžę. Ir va turim naujus ratus. Opa. Visiškai nauji. Kepurė nauja. Dabar darom antrą. Ir gal padėsiu šitą. Žodžiu, ir aš šiandien vienas, tai aš neįsivaizduoju, kaip aš juos turėsiu šiandien įdėti. Kaip nors susitvarkysiu, manau. O žmogelį, žinok, neįsivaizduoju, kiek tu čia ilgam būsi. Va. Aš iš vis turiu daug dabar ratų. Dar du ten, tada dar du čia. Vienas čia, dar kažkur vienas galinis yra, nes buvo dar ir du galiniai lūžę, tai čia, žodžiu, tie ratai labai daug lūžta, tai jo. Dabar pirmas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai mums reikia atsinešti nipelių. Kaip ten vadinas. Dalykai, su kuriais reikia pripūsti ratus, tai žiūrėti. Va, ir čia yra tokie dalykai, su kuriais reikia ratus pripūsti, ir mes juos turėsim išimt. Ir dėti naujus dabar taip. Čia vienas, čia kitas. Dabar taip ir padarom taip. Šitus kamštukus aš pasiliksiu ant stalo, čia pasidėsiu. O šitus pripučiamus dalykus mes turim išimti. Juos įdėsim paskui į šitas skyles. Dabar taip ir padarom. Žodžiu, išėmiau šitus. Į bolgarkę šitą nežiūrėk, tai aš su jie išėmiau. Bet to išėmiau, aišku, nebe pagalbos reikėjo truputėlį pakaitinti. Su šitu. Maros man jo dar prireiks šiandien. Tai va. Ir su replimu aš tiesiog ištraukiu, tai va. Laifekas, jeigu kas nors turi keturatį, norit išimti šitus, ką žinau, nipelius, tai pakaitinkit juos ir jie labai lengvai išsiema. Turim juos, dabar reiks jas įdėti va į čia. Tai ir padarysim. Dar prieš šiandien aš parodysiu, kaip būtų galima juos lengvai įdėti, va žiūrėkit. Reikia paimti tinkamą varžtą, tada reikia užsukti. Va, užsukom ir tas varžtas neturi pilnai užsisuk. Dabar, kaip matot, tas nipelis yra užsuktas su varžtu, taip. Ir dabar mums reikia paimti reples ir už šito varžto traukti. Ir tada turėtų šitas visas įsidėti. Bandom. Ir va, kaip matot, įdėjom jį. Šitą varžtą pasukti. Ir dabar su kitu darom tą patį. Ir mes dabar turim abu ratus su šitais nipeliais. Galim užsukti šitus dangtelius. Ir tai buvo lengvoji dalis. Dabar bus sunkioji dalis. Mums reikia dėti ratus ant padangų. Tai yra kankinės ir sunkioji dalis. Žodžiu, aš atsinešiau būdino vandens, kad patepti va čia. Ir lengviau būtų galima įdėti šitą
ratą. Tai va dabar pabandom patėt. Ir pažiūrėsim, kaip tai veiks. $2,000 years later. Nu ką, žmonės. Aš padariau. Per video tai buvo kokius 10 sekundžių. Tas timelapsas, o man kažkur pusvalandis. Ir čia dar tik pirmoji dalis, aš dar tik įdėjau. Ją dabar reikia uždėt iš kitos pusės. Iš čia dabar reikia ją uždėt. Bet čia maros bus lengviau tai. Nu ką, dabar darom taip. Ir paskutiniai štrichai. Все. Vienas ratas baigtas, reiks tik jį pripūst. Jep, sunkioji dalis buvo tiesiog įdėti, nu taip, padangą ant pusę, o paskui jau ten lengva. Va. Pirmas ratas. Gražiai atrodo. Dabar liko tą patį padarysiu su kitu. Šito aš jau neberodysiu, nes nemanau, kad jau įdomu. Nu ką, paskutiniai štrichai. Opa. Easy. Tas ratas kaprizingas buvo, bet šitas normaliai. Šitų gal per kokį 10 minučių susitvarkiau. Tas užtruko man gal 5 minučių. Na dabar jūs liko tik pripūsti. Ir bus done. Šiuo aš dabar situacija tokia. Man niekaip nepaina pripūstų ratų, nes čia yra skylės, tipo, neprisispaudus padangą prie ratų. Tai aš pagalvojau, kad kas jeigu pavanytų uždėti ratus nepripūstas ant keturračio ir parident keturratį ir gal jie kažkaip užsidės, nu, tipo, pabandysim. Nu ką, ratą uždėjau, nuleidau keturratį tik tai ant šoną. Ir pavanysim mes čia pavažinėti truputėlį. Aišku, mes jau nekursim, faktas, bet paridensim. Ne, jis pats užsidėti nenori, matau. Kol čia padangą aš bandau pripūst, pažiūrėkit, kaip išsilyja nesveikai. Nesveikai lyja. Šiandien taip visą dieną lyja, nustoja. O aš jau bandau kokį pusvalandį bandyti tos ratus įdėti, aš neįsivaizduoju kaip. Na, čia viskas lyja. Labai tamsu čia. Dėta garsą. Čia reiškia, man pavyko. Šitas garsas. Sėšiu, man pavyko, blemba. Pagaliau, blemba, įpūsta padangą. Pirmas ratas done. Reikia tą patį sunku padaryti. Nu tai va, žodžiu, padariau antrą ratą. Buvo žiauriai sunku, reikėjo naudoti tokį metodą, kai su ugnim įdėti ten kažkokio tai ar benzo ar aerozolinio skysčio ir uždegi. Ir tada jis staigiai visas prisipučia. Tai va, šiandien tai aš pavargau nesveikai. Bet aš tas turim ratą, bet čia problemas tikrai nesibaigia. Pas mane dar yra sulenktas diskas, o galiu parodyti. Sulenktas stabdžių diskas. O pažiūrėkit, jis toks nelygus, jeigu pasižiūrėt. Tai va, jis sulenktas toks. Tai laukiam, kol dar šitas ateis. Ir dar, tikrai reikia dar tą greičio varžą sudaryti, aš vis dar jo nesutvarkęs. Ir atsirado dar čia nauja problema čia. Žodžiu,
kai aš bandžiau atsukt, prisukt, pritvirtint va šitą dalyką. Žodžiu, va šitą stabdžių, ką žinau, svirti stabdžių, o tai buvo. Ir aš pažiūriu, o kodėl jinai taip klibinas? Galvoju atsukt varžtą, atsuko ten nulūžęs varžtas. Tai va, šitą dar reiks kažkaip išimti ir pakeisti. Nu tai va, tai šiam kartui bus tada taip. Su jumis buvau aš Rytojus. Ir viso gero.